Istorija prasideda nuo to, kad suėjo mūsų visų metinės. Norėjom kažko tokio, gavom. Azorai. Kiek kainavo pradžia? Bilietai 440 kažkas tokio, 40-50 skrydis. 6 Kaune pakylam, nuskrendam į Briuselio Charleroi. Charleroi rašosi pagal mus. Tenais iš karto, neišeinant iš oro uosto, eini iki savo geitų ir skrendi į Ponta Delgado 4,5 valandos panašiai. Iki Briuselio 2 su biškiu. Tada nusileidi tenais ir pipini kur nori. Ir mes pradėjom pažintį nuo Vyno, oro uosto, pešiom ir taip toliau. Viską parodysim. Belgijoje skrendam į Ponta Delgado. Vienu žodžiu, pirmą kartą Charleroi oro uoste, labai patogu, nereikia niekur išeiti, sujungta nerealiai, ten gali spėti principę skrydį, kol per pusvalandį ir panašiai, jeigu aišku nevėluoja. Oro uostas nedidelis, ten mūsų bolidas, super. Laimingi žmonės, visi Azorus skrendantis. Energilė. Tels que les tablettes, les téléphones cellulaires en mode avion peuvent être utilisés tout au long du vol. Veuillez sélectionner le mode avion maintenant et tenez fermement votre appareil ou placez-le dans une poche. Si votre appareil ou sa batterie est endommagé, et rangé dans vos bagages de cabine pour le décollage et l'atterrissage. Atėjo tokie laikai, kad oro uoste brangiau pavalgyt negu lėktuve. Tai aišku, pasimėgausim lėktuvo dovanom. Šiandien mūsų meniu yra nuostabi lazanija, italų šefo kurta ir gaminta, adaptuota 10 000 kilometrų aukščiui. Toliau kava, lavaza, šiaip jinai yra užpilama. Kai visą tai atrodo, tas visas skonis, to jau parodysim. Labai skaniai kvepia, graži pakuotė, traukianti, taip, labai skaniai atrodo. Tai operatorius pritrauks, parodys, ai. Skonis čia mūsų šiek tiek nuomonės išsiskyrė, aš vertinu 5. Vertinu geriau negu kai kurių supermarketų jau paruošti. 5. Rugilė vertina tvirtam 3, taip? 3. Azorų sala su endeminiais miškais ir neendeminiais laukais, ne? Giliau. Kalbant apie Ponta Delgado miestą, sakyčiau, jis primena kažkuo šiaurinę Ispaniją, šiaurinę Portugaliją, kažkiek Prancūziją, būtent tą šiaurinę dalį, o ne karštą pietinę. Šlaitiniai stogai, architektūra tokia, na, sakyčiau, šiaurinė, pietinė Europos dalis, ar kaip čia pasakyti. Čia kažkaip, mes esam buvę tuose Azoruose, norim pažinti šalį, iki viešbučio turim laiko, tai tiesiog bandom keliauti ir susipažinti su apylinkėm. Čia aišku oro uostas, bet vis tiek, ta žolytė kaip ir lietuviška, kaip ir ne. Įva suprastų žmogus. Primena Lietuvą. Šiaip labai žalia sala yra Azorai. Iš tikrųjų, nematyto augalų matau, bent jau šitam uzurpuotam kažkokios gražios gėlės. Parodysim daugiau, nežinau. Čia tas pramoninis kelias palei oro uostą. Stebuklų didelių nėra, bet vis tiek labai patinka oras, jis toks nekarštas, toks
švelnus. Švelnus kaip žmonos bučinys, sakyčiau. Įdomiai atrodo visą tai. Man primena Airiją. Primena dar kažką. Galiu pasakyti, kad viskas labai matyta, labai suprantama architektūra. Iš tikrųjų šiaip gražus, tvarkyta. Senas miestas. Išliek senų pastatų. Vykstam viešų transportu. Šiaip smagu pažinti šalį. Miestauką. Viskas nuo mažų dalykėlių prasideda. Skrydžio labai faina paeiti pėstute po skrydžio, prisimankštinti, pasiimti vietinį, sakė, kaip mikriuką pasiėmėm. Patinka, gali pamatyti daug ką važiuodamas pro langą, eidamas. Atvažiuosim į centrą, paskui nueisim pavalgyti. Nu ir tokia pradžia pas mus lengva, tada reikės adaptacijai taurių gėrimų, nedaug, tiesiog klimatizacija. Yra geras toks. Jo, parodysiu, kokiam gatvytėm važiuojam. Tenka tokiam siaurom gatvytėm važiuoti. Wow. Na, įprasta. Šiaip smagu tikrai. Taip gražu čia. Ta senovė, pats centras. Wow. Būtent tokiu važiuojam. Kitoks pasaulis vis dėlto čia. Svarbu, kur buvęs. Kiekviena vieta, kur nesi buvęs ir yra kitoks pasaulis. Nėra keliuką. Noriu jums parodyti pastatą, kuris padarytas iš lavos. Lava išpjaustyta. Tuo žiūrėkit. O čia va, kur laikau. Toks didžiulis jis yra. Rotušė ir panašiai. Va. Nesvarbu. Bet pati esmė, būtent ta lava. Viskas iš lavos. Šaligatviai iš lavos. Viskas. Šiaip aš pirmą kartą matau tokį dalyką. Čia lavas. Yra pastatas. Mes centre istoriniam, šiek tiek žolytės. Viskas kitaip negu įpratęs. Kažkaip, sakyčiau, gražu iš tikrųjų irgi. Šitą originalus baras. Pavalgys. Na, mes pagaliau įsitaisėm. Visi laimingi. Čia paprasta ir mes valgysim kardžuvę. Atėjom 5 žvaigždėm vertinamą vietą, pažiūrėsim, kiek mes valgysim kardžuvės kepsnį, apie 8 eurus. Ir tuo priima. Priima kortelę ir grinais. Paėmėm vietinio vyno butelį, Azorų, 6 eurai. Su kapeikom ten kažkur 6-7 butelis didelis. Kažkaip aklimatizuotis reikia. Pajausti žemės skonį, dangaus skonį, kokią saulę Zoruose, kaip vandeninas veikia, kokį vyną pagamina, kaip tos sultys fermentuojasi, kokios bakterijos. Ir vietinės jautienos kepsnys tai 8 eurai. Tai jeigu šiaip apie kainas pasako, tai žinokit juokinga. Antri patiekalai čia pačiam centre kainuoja apie 8, sriuba euras, kiek ten kainavo? Euras, kažkas ten 1,5 euro, su virš euras 7. Tuoj. Ir butelis vyno. Pačiam centre, įsivaizduokit senamiestį ten kažkur, kokį norit įsivaizduoti. Tai va. Tai graži vietinė. Atvažiavo mūsų vynas. 22, kas supranta. Na, daug nepasakysiu. Paskanausiu. Kaip aš sakiau, pastatas iš lavos.
Ir ne tik jisai iš lavos yra pastatytas, aš pirmą kartą matau tokius dalykus. O, grinai korėta lava. Bet dar ir šaligatviai ir visa kita yra statomi iš lavos. Aišku, gražios vietos lankomos turistų, jų neišvengsim, paskui išvengsim. Bet krantinė va tokia pramonė. Būtai, aišku, salam kažko reikia, viską mes čia turim, čia turbūt žvejoja, kažką dar. Na ką, skanus vynas buvo, maistas, ane? Galėsim judėti. Autentika yra tokia neįtin didelė, kaip sakant, vardan turizmo. Mes aišku pasislėpsim nuo jo. Aišku, gražu čia. Žmogus kažką daro. Aikštė, šiaip istorija. Visai gerai. Kągi te daro. Arkliukam kanopytės plauna, myli žmogus. Nu, geras. Maitina jį arkliukai, šaunuolis. Kur? Nu, bet gražus laivas labai. Yra va tie kebaba. Toks jausmas, kad iš stailio išėjai. Yra blemba iš konteksto. Na, įprasta rutina turistinė. Labai nedomina, tiesiog pakeliui mums gavosi. Nu ir viskas yra. Nu, pasakykite, nefainas grindinys. Ir viskas iš lavos, įskaitant akmenukus, tos plytelės nežinau, turbūt balto akmens su lavos, bet viskas va iš lavos. Nuo namo iki senovinė bažnyčia. Gražu. Ir tipinis turistinis paveikslas. Čia mes į turgų pataikėm, klausyk. Čia yra turgus. Mes ėjom Merkadą, galvojom supermarketas. Bet čia pasirodo turgus, aišku, dabar jau į pabaigą. Kažkaip. Tai eisim ieškot. Va ten gal maisto kokio. Einam apeisim. Ar neinam? Senasis turgus. Kažkaip. Ko čia tik tai nėra turbūt. Frutas ir panašiai. Ir va ten aš matau kioskiuką. Aš nežinau, ką mes čia rasim. Vietinį ananasą reiktų nusipirkti. Kaip galvoju, perkam? Kilogramas nekukliai kainuoja. Nu ir einam tada. Šiaip nelaikas. Nieko mes čia daugiau nedarysim, ane? Einam. Nu, tiesiog turgus, kuris dabar nedirba. Gražūs namai. Aišku, ne visi galbūt prižiūrėti gatvytės. Senovinės šiuolaikiškai padarytos. Čia yra istorinis baras. Ir istorinis katinėlis virš baro. Patikrinsim, koks tas baras. Čia va bent jau gražus vaizdas. Miegantis pilietis, ką tik praėjom seniausią barą. O ne, Rugeli? Taip, o ką tu čia veiksi? Aš sakau, susikurk savo. Čia irgi įdomus toks keliukas. Jo, specialiai. Čia yra specialus, kad užvažiuo taip. Čia yra specialus kelelis toks. Akmenuotas. Mes patekom į Jeremy Ironsą, kuris yra bosas ir jam priklauso šitas baras, kuriame mes dabar esame. Geras. Iš tikrųjų sunku patikėti, autentika. Čia sėdim baras yra Jeremy Ironsas, įkūrėjas kaip aktorius.
gal nesuper žvaigždė, bet kad čia Azoruose palikęs pėdsaką, tai tiesiog įdomu, man visada būna įdomu, kai aš kažką paliečiu, tai ne aš ten gerbėjas didelis, nei ką, bet visada įdomu, tai žmogus va irgi paprastumą mėgo, čia pilna jo nuotraukų, šeima ant sienos, galėsiu įkelt, fotografuot. Viskas taip portugališkas, sakyčiau, kai nueini toliau nuo ten, kur pinigai, viskas jau tampa portugališkai, jau grinai. Apsigyvenom mes parapijoje. Parapijos namuose, kad, kaip suprantu, jeigu nėra kažko, tai gyvena turistai. Nu, būstas, aišku, kaip ir priklauso žmogui, kuris tarnauja aukštesniem tikslam, tai yra, sakykime, kuklus, tiesiog lovytės dvi kokybiškos, vonia tualetas. Esmė, kad yra prie parko. Tas yra smagu. Auga kaledonijos pušis dar nuo dinozaurų laikų. Čia jų nemažai, tas irgi faina. Nu, viskas čia nėra ką rodyti, viskas elementaru, kuklu. Ta prasme, tiesiog skirta apsistoti, būti, pasakyčiau, švaru ir tvarkinga. Mes turim vietinio Azorų vyno, sūrio, bananų Azorų. Paduok, parodysiu. Tai tau nereikia, tai man reikia. Va, dabar parodysiu, kaip atrodo. O, bananiuką kokie mažiuką. O tokie va. Ir mes juos valgysim. Toliau mes turim pieną vietinį. Va. Toliau mes turim vietinės kriaušės, bet ne nuo dinozaurų laikų. Jie suvalgė kažkada. Toliau mes turim kamščiatraukį, kadangi visas vynas užkimštas. Šitų mes turim vietinį turim sūrį. Minkštas, ragausim. Mes turim vyną, kurį mes gėrėm tenais turbūt. Va. Vietinis. Mes turim va, ten kur buvo. Ir kas svarbiausia, aš parinkau kaledonijos pušų sėklų atsinešiau tuo pačiu su maišeliu. Va. Va. Ir čia aš jų saujytę tokią pasigrėbiau. Aš jas pabandysiu. Numeriai, va. Negaliu parodyti va tokios. Viena sėklytė, kaip atrodo kaledonijos pušų. Jeigu dar jos daigios, tai va taip. Gan didelės kaip kedrai, čia išbirėja. Aš pabandysiu užauginti kaledonijos pušį. Kaip atrodo, parodysiu. Pavalgiau vietinio sūrio, tai skanus jisai, bet kaip ir prancūzai sako, geriau neuostyti. Jis primena tokį, žinot, tarpupirščius užšutusius. Kada nors nutinka po kelionės kokios. Ir atrodo, tu atidarai tą pakelį ir ten atrodo tarpupirščiai užšūtę. Ir tu tada pradedi tą sūrį valgyti. Ir jisai skanus ir tada sprogsta smegenys, nes va, yra va toks va sūris va vietinis. Čia aišku atrodo nekaip, nes neturim ko atidaryti. Atidariau šitu. Bet kai mes buvom sūrių krautuvėlė, aš galvojau, kas ten tarpupirščiais neša. Tai va čia tie minkštieji sūriai. Jie yra geriau negu prancūzų. Aš įtariu, nes ten sako, padvėsų sepelė neša. Nekenčiu, žinok, tų sūrių, man jie neskanus. Bet jie sako dieviškai skanus, tai čia... Jeigu dieviškai skanus, tai tegu valgo tas, kam dieviškai skanus. Nu, paragaut visai įdomu. O Reneirė, čia mes pietome mes šiandien vienu žodžiu už 25 eurus pavalgėm Reneirę. Lėktuvinės lazanijos su kava, 2 kavos juodos. Nu, ta lazanija kaip supermarketo kokia nors. Ta vadinasi kokia nors Optima linija. Tu kiek paėmei? 30?
24, aš nieko aš tavęs 30 ar 15. Ne 3, 25. Nu, pažiūrėsiu, aš kiek pamiršau. Petaką tik išsmulkinau. Tai tuos ir turėk grinus. tada pavalgėm 5 žvaigždžių, kažkodėl tai reitinguojamam restorane. Tai visą džiaugsmą atnešė tai vynas. Butelis vyno 7 eurų nekainuoja, tai Lietuvoje tokį supermarketą galima būtų pirkti ir už 10, nes vynas nerealus. Tai matėt, mes palikom kiek ten, apie 20 su kažkiek. Aš valgiau jautienos kepsnelį, toks su kiaušiniu, čia jų vietinis. Nu, jautiena nieko tokia. Rugilė valgė karžuvės, ne? Karžuvės kepsnį. Nu, toks plonutis, dar ką tai nežinau. Kažko norėtųsi nacionalinio, tai dabar vėl to vyno nupirkom, tai vynai čia geri kainuoja 23, 22 metų, jie kainuoja čia po tą, kur restorane gėrėmis kainuoja parduotuvėje 4. O šitą, kur geriam, čia plastikinis vonioj padėtas yra indelis, nieko prabangaus neturim. Tai šitą geriam, jisai yra 23 metų. Azorų salų ir Nerealiai irgi geras yra. Kaip mes galim Lietuvoje gyventi gerai, kai vynas kainuoja tiek, kiek čia nežinau, kas. Pagalvokit, 2 eurai su kapeikom. Nerealus sausas vynas. Jis gėlių aromatą turi. Pažiūrėkit, pavydėkit man. Nerealu. Tai va. Tada išleidom supermarkete, jų dar 16. Tai 50, nu tai 70, bet tai čia. Kada eisim valgyti? Dar ne pabaiga. Tas vynas apetitą kelia. Nukairintas senovės jūrinės tautos vynas, išpuoselėtas Atlanto vėjų nuglostytas, lietaus nuplautas. Jis toks ypatingas, po jo norisi valgyti. Dėl to žmonės vietiniai kūdi, nes tu vyną geri, nori valgyti, neturi. Arba mažai turi. Dėl to kūdi visi. Aš jums pasakysiu, kad tas vynas dar turi kažkokių galių. Mes taip vaikščiom, pavargom, nepavargom, į viešbutį norėjom. Ir viešbutis, nieko čia blatna, čia nėra tų tokių viešbučių, toks švarus, tvarkingas ir labai kuklus. Dar mes į kažkokį vyskupijos dar pataikėm, tai pastatyta bišopo kažkokia proga kažkur. Tvarkingas, kuklus, gražus, ta prasme, biški čiužinys, jaučiu šikną spaudžiu, tai taip, žiūrėsim kaip mėgot. Bet va, esmė, tu susikaupi problemų, ten atrodo nervas turėtų imti ar kažką, va, taip lietuviškai, ne? Tu paimi insuko vietinio, įkali, žinok, įkalu, ir man jau pusė problemų nėra. Su antru plastikiniu man kitos pusės problemų nėra. A su trečiu aš baldėlinu. Visiškai kitaip. Visiškai. Įkaliai, problemų neliko. Nieks nepasikeitė, bet gyvenimas man dabar tapo labai gražus. Jūs neįsivaizduojat. Pamastykit. Bet atsargiai. Atsargiai.